Mes dar truputį peržiūrėsim ir pasipraktikuosim, tiek, kad ta praktika yra ne taip kaip sportininkai, kad mankštinasi ir tamposi ir matosi, bet šiek tiek mes galim praktikuoti sudėdami vidun. Ir meditatorius gali lengvai nusiderinti bet kurį, kas, sakysim, sprendė savo problemą ir pageidautų, kad meditatorius būtų su juo ir padėtų spręsti. Mes paprastai negalim atsitraukti nuo proto. Jeigu jūs negalit atsipalaidavę negalvoti, būti bemintėj būsenai, jūs negalit nusiderinti kitą. Gerai. Vyras žmonos negali suprasti, žmona negali suprasti vyro, jeigu jinai yra mintyje. Dar blogiau, kad vyras arba žmona yra mintyje ir nemato, kad yra mintyje. Tai čia yra jau beveik katastrofa. Jie gali ginčytis, jie gali bartis, jie nesušnekės, bet nei vienas nemato, kad yra apsėstas skirtingom mintim. Ir tos mintis tarpusavy nesiderina. Vienintelis būdas susiderinti, tai yra, kai abudu yra nemintyje, jie gali tiesiogiai bendrauti. Taip, jūs galite žiūrėti dabar, jeigu jūs matot salę, jums nereikia galvoti, kur eiti. Jeigu aš čia sėdžiu, man nereikia galvoti, kaip man čia praeiti pro stalą, kažkaip tai praeiti kur nors. Aš matau. Ir mintis čia visai nereikalingos. Mintis yra 1000 kartų mažiau negu kad matymas, kai mes tada matyti. Tai jeigu jūs galit atsitraukti nuo minčių, pradėti matyti, tuomet pradedami matyti tekančią energiją, justi. Ir tai yra orientyras, ką reikėtų daryti. Dabar aš jūs pakviesiu šiek tiek pradžioj, kaip vienas iš raktų į meditaciją, tuo pat metu ir raktų link meditacijos mokyklos yra natūralumas. Jūs pažiūrėkit, iš vidaus pajuskit savo veidą. Pavyzdžiui, meditatorių veidai, jeigu žmonės atsipalaidavę, nebus raukšlių daug. Tie, kurie raukšlės mažina su kremais, tai nepadeda, todėl kad vitalinė energija neteka, kai užkrepi kremą. Bet jeigu atpalaiduoji veidą iš vidaus, energija teka. Aš suprantu, kad vyra gali, kadangi dauguma vyrų yra gana bukoki, ir kas yra blogai, kad mūsų yra visuomenė vyriška, jėgos visuomenė. Vyrams nėra sąlygų tobulėti. Jie per smurtą valdo moteris. Ir moteris tobulėja, o vyrai ne. Ir moteriams yra vis sunkiau. Atrodytų, kad reikia, kad vyrams būtų sunku, paprastai visuomet, jeigu yra sunku, žmogus pradeda tobulėti. Tie žmonės, kurie naudoja jėgą, smurtą, ir jie gali vis dar naudoti, jie paprastai netobulėja, jie bukėja. Ir aš apgailestauju, tai yra vyriška, šovinistinė visuomenė, kurioje nėra motina, Dievas motina, Dievas dukra, Dievas šventoji dvasia. Yra tik tėvas. Jeigu jūs paimsite Lietuvos himną, yra Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė išpėdė savo sūnus. Yra čia tėvas, vyras ir sūnus. Moters himne nėra. Biblijoje jūs nerasit niekur, kad moteris būtų lygiai vyrui. Ir dėl to šovinizmo vyrai tampa vis grubesnė ir jie nejunta tekėjimo. Moteris yra apgalėtojų padėtyje ir į meditacijas. Čia šiandien matau malonu yra ir vyro, tai rodo, kad vyrai kažkiek yra inteligentiškėjančių vyrų. Nes judėti į meditacijas, tapatinti, kaip ir nebūtų būtina, galima dar su kumščiais gyventi, dar galima su mintim gyventi, dar galima su vaizduotė gyventi, kietą. Bet tuomet ir vyras yra nelaimingas, jis nėra takus. Taip kad pirmas dalykas yra atpalaiduoti kūną ir atpalaiduoti veidą, daugiausiai su smegenimis yra surištos rankos ir veidas. Ir smegenis yra daugiausiai surištos su protu. Taip kad rankos ir veidas yra labai surištas su protu. Bet protas yra ne smegenyse, bet protas sąveikauja per smegenis su kūnu. Čia reikia nesumaišyti, kad medikai, kol jie nemato, kad galvoja ne smegenys, o protas, o smegenys yra išreikšti į čia ir atnešti informaciją į protą. Tol jie daug kad negali suprasti. Taip pat
dabar jūs pajuntat, ar natūralus jūsų yra veidas, ar natūralios rankos, ar jos yra palaiduotos, ar nėra bereikalingai įtemptos, ar nėra kokios poza. Sakysim, aš per daug, bet pavyzdžiui, galėtume ten pakendžiu nors raumenį ir taip. Visai, ir užsidėti pozą. Užtenka, pavyzdžiui, minti, kad aš, sakysim, mes paskui darysim eksperimentą, pavyzdžiui, tarsim, aš už jūs biškį mažesnis. Ir jūs galite matyti, aš įsitempiu. Raumenis va čia pečiuose įsitempia. Ir jeigu aš noriu kaip nors iš jūsų ką nors ar pinigų gauti. Ir aš iš kitos užsilenkiu, jūs iš karto sakyti, šitam bėdžiui galima duoti. Aš galiu. Ir pasipūsti. Ir abiem atvejais, kai aš pataikauju, arba deduosi mažiuku, arba deduosi dideliu pasipučiu, aš negaliu atsipalaiduoti, aš įsitempsiu. Iki abiem atvejais yra kelios mintis, kurios formuoja tam tikrą vaizdinį ir aš jį įsikeliu vidun ir pagal jį, bet tai neleidžia atsipalaiduoti ir neleidžia tikėti energijai. Jūs peržiūrėti iš vidaus ir jeigu juntatės, pavyzdžiui, maži, vaikas mažiukas nesijaučia mažu. Kol jisai nepradeda galvoti, jam tėvai neįspiria, su diržu nesruva, jis jaučiasi lygiu su tėvais. Žolė nesijaučia maža prieš ąžuolą ir prieš žmogų. Niekada. Jūs ją nupjaukit, o jinai vis tiek nesijaučia maža. Taip, tai yra natūralu. Paukštis neturi jaustis mažu prieš žmogų. Žmogus neturi jaustis dideliu prieš paukštį. Jeigu mes pradėsim truputį mintį įkišim tarp savęs ir gamtos protė, iš karto atsiranda įtampa, netakumas, atsiranda sunkumas. Mes gimėm nevaldyti pasaulį, jūs kaip norit, aš sakau, iš meditacijos, iš dėsnių matymų, iš to kaip yra, mes negimstam valdyti pasaulį, mes gimstam džiaugtis pasaulio, gyventi pasaulyje, mokytis ir išeiti laimingesnį, išmintingesnį, labiau mylintis. Jeigu skaitysit Bibliją, kad krikščionių Dievas sakė, eik ir valdyk, ragam paukščius, daugitės ir valdykit, tai yra visiškai nemeditatyvu. Meditacija veda į visišką harmoniją su visų pasauliu. Nei didesnis, nei mažesnis. Absoliuti lygybė. Mes niekiek neišsiskiriam, jeigu atsipalaiduojam vidun ir išorėn, mes esam begaliniai darnuoliai. Žymiai didesniam džiaugsme, negu galima kaip nors įsivaizduoti. Aš auginau 3 dukras ir nei viena iš jų netraukia nei narkotikai, nei alkoholis, nei garbė, daug tokių dalykų, kurių žmonės bijo, saugo vaikus. To, kad jeigu žmogus patiria meilę, tai jis neieškos narkotikų. Meilė, to jau meditacija yra daug daugiau negu narkotikai. Tai narkotikai tiesiog iškrinta. Mes nieko negalėsim Lietuvoje pasiekti, nei karuose, keliuose, nei su narkotikais, nei su alkoholiu, jeigu žmogus neatranda kažką geresnio. Tikrai rūkimas, tikrai narkotikai, tikrai pykčiai, tikrai pasipūtimai atkrinta, kai mes pradedam atrasti meditaciją, natūralumą, atsipalaidavimą. Pradeda tekėti nuostabi energija, kuri įkvėpia. Narkotikai to neturi. Jie turi, jie biškai kirsteli virš proto, kaip patrankos šovinys. Bet tai ne skrydis laisvas. Už tai tikras kelias, kad atkristų narkotikai, yra davimas žmonėms arba pasiūlymas, pakvietimas į naujas energijas, į naujas erdves, kurios yra natūraliai. Kai žmogus pajunta tas energijas, jis jas eina natūraliai. Viską, kas netikra, atkrinta. Meditacijos pasaulyje, meditacijos mokyklos pasaulyje nėra nei vieno įsakymo. Nereikia nieko įsakyti. Vaiko nereikia nei mušti, nei smurtauti, išskyrus, kol mes to nežinom. Gal.
Bet aš žiūrėjau filmus, faktiškai tai, ką rodo gamta, tai niekur gyvūnijos pasaulyje tėvai vaikų nemuša. Išskyrus žmonės. Tai nenormalu. Tai visiškai nežmogiška. Pradžioj aš galiu suprasti, bet faktiškai visą gyvenimą auginau dukras be smurto, nors pirmai dėl spaudimo šiek tiek smurto naudojau. Galbūt 10% to, ką užmesdavo ant manęs, bet naudojau. Bet kažkaip, kai supratau, kad kvit jokio smurto prieš vaikus. Jokio smurto prieš žmoną, prieš moteris, prieš vyrą. Jeigu vyras smurtavo prieš vieną moterį, tą savo žaizdą jisai nusineš į artumą su kita moterimi. Ir tai trukdys. Mes negalim pasislėpti nuo savo blogų veiksmų. Niekada. Tai reikės ištraukti ir tai veiks. Todėl negadinkim savo gyvenimo. Galima jau nuo šiandien, gal jūs nuo vakar pradėjot jau, dar geriau, nuo keli metai prieš tai dar geriau, nesmurtauti, neapgaudinėti, nes tai, ką sukuriam per apgaulę, niekad neprilygsta tam, ką sukuriam per tiesą. Absoliučiai tai. Tai nesulygydami dalykai, aš niekaip nekeičiau super prezidento visos žemės su ta ramybė ir džiaugsmu, kuris yra viduj, kai esi meditatyvus, kai gyveni su tiesa, su harmonija, su visa žemė, su visa gamta, su visu kosmosu.